Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Ketvirtadienį įvyko jau 5. tarybos posėdis, nuveiktus darbus ir priimtus sprendimus pristatau jums. Viskas. Zuikio daržo teritorijoje jokios paslaugos teikiamos nebus. Meras atmetė opozicijos pasiūlymą šioje vietoje formuoti viešas prekybos ir paslaugų vietas ir išnuomoti jas pagal konkursą. Nors meras dar sausio mėnesį TV3 televizijai teigė, jog vietoje Zuikio daržo namelių bus organizuojamas viešų vietų konkursas. Šio tarybos posėdžio metu pranešė, jog aptariamoje teritorijoje verslas yra padaręs didžiulės investicijas ir prekybos vietų ten nebetrūksta. Ar tai nuosekli pozicija? Spręsti jums. Klausimas šiam sezonui, o manau ir visai kadencijai, yra uždarytas. Miesto biudžetas pasipildė 100 000 eurų. Pinigai gauti šiltnamio aukciono laimėtojui pradėjus vykdyti pirkimo pardavimo sutartį. Šis pardavimas miesto biudžetą turėtų papildyti 1 milijonų eurų. Kada įkris likusi suma? Kodėl įmokos daromos dalimis? Sandoris pakankamai mistifikuotas. Atsižvelgiant į tai, pateikiau prašymą gauti sandorio dokumentus ir išsiaiškinti, kaip turi vykti visas procesas. Buvusioje Nidos estradoje patvirtinta modernaus meno muziejaus koncepcija. Projektą nuspręsta įgyvendinti viešosios ir privačiosios partnerystės būdu. Geriausiu atveju šis projektas turėtų atsirasti po 4 metų suradus koncesininką. Statybos miestui nieko nekainuotų, tačiau išlaikymui į metus reikėtų atseikėti apie 360 000 eurų. Iš principo projektą palaikau ir aš. Tačiau nemanau, jog tai turėtų būti pagrindinis miesto prioritetas. Po Agilos kultūros centro užbaigimo aš koncentruočiausi į multifunkcinio uždaro sporto centro įgyvendinimą. Šis projektas kartu su Agila, spa kompleksu ir bendradarbystės erdvėmis keistų Neringos veidą ir sudarytų galimybės visapusiškai kokybiškam gyvenimui ir poilsiui mūsų mylimam kurorte. Šie objektai, mano įsitikinimu, paskatintų jaunų šeimų kūrimąsi ir svarbiausia, didesnį vaikų skaičių Neringos gimnazijoje.